Buvo galima išvengti to kraujo, bet nuo Amerikos vyriausybės pozicijos 92-97 metais buvo nuspręsta eiti konfrontacijos keliu. 2008 metais buvo atsisakyta skelbti karą Rusijai, kaip pasakė Angela Merkel, o 2021 metais buvo nuspręsta, kad rusai neišdrįs ginti savo interesų. Kaip matome, jie išdrįso ginti interesų. Rusija užpuolė Ukrainą. Taip, Rusija pradėjo karinę invaziją ir žiaurus įvykiai vargšėje Ukrainos žemėje. Kodėl? Todėl, kad Ukrainos valdžia išdavikų valdžia, kaip ir Lietuvos, mano nuomonė yra. Globalinis konfliktas tarp branduolinių ginklų turinčių valstybių reikštų mirtį ir susinaikinimo mastą neregėtą žmonijos istorijoje. Tai būtų branduolinis Armagedonas. Nieko nėra svarbiau negu išvengimas šio košmaro. Mes išvengsime, bet mums reikia naujos lyderystės. Kiekvieną dieną šis proksi karas Ukrainoje tęsiasi. Mes rizikuojame pasauliniu karu. Turi būti visiškai aišku, kad mūsų tikslas yra nedelsiant visiškai nutraukti karinę intervenciją. Visi šūviai turi liautis. Tai yra pagrindinis iššūkis. Mums reikia paliaubų nedelsiant. Taip pat būtina pilnai įsipareigoti sunaikinti visą globalistinę neokonų sistemą, kuri nuolat įtraukia mus į nesibaigiančius karus, teisindamasi laisvės ir demokratijos gynimu užsienyje. Mūsų valdžios viršui esančios rusofobijos, baimės pasekoj atsijungęs protas, jie nesugeba matyti ir nesugeba suvokti ir suprasti, negalima kovoti tiesiogiai mūšio lauke su Rusija, nes tai yra beprotystė, o tie, kas kviečia į tokį mūšį, yra Lietuvos išdavikai. Gavome garantijas, kad Ukrainos Rusijos kare Vengrijai nereikės dalyvauti karinėse akcijose ir Vengrija neprisidės nei pinigais, nei žmonėmis prie šių bendrų pastangų. Vengrijos teritorija negali būti naudojama siekiant įsitraukti į šį karą. Gavome viską, kas buvo būtina dabartiniams klausimams išspręsti. Tikslas yra Lietuvos žmonėm paskelbti teisybę ir gerą žinią. Gera žinia yra Evangelija. Paskelbti gerą žinią, kad šitą beprotybę galima sustabdyti ir kad galim tapti šeimininkai savoj šaly, nes šiuo metu mes esam vykdytojai kitų valstybių nurodymo, o taikiu būdu negalima kitaip kaip per politinę jėgą.